KET pakeitimai paspirtukų vairuotojams nuo sausio 1 dienos. Taisyklė numeris 1 – šalmas visiems. Skamba kaip naujas planas, bet čia apie paspirtukų vairuotojus. Šalmas visiems paspirtukų vairuotojams be išimčių. Jaunas, vyresnis, važiuoja 5 metrus iki kebabinės, šalmas ant galvos. Nes galva – ne kopūstas. Net ir matematikos mokytojas sakė kitaip. Taisyklė numeris 2 – šviesos ne diskoteka, o saugumas. Tavo paspirtukas turi turėti baltą šviesą priekyje, raudoną gale ir oranžinis atšvaitis iš šonų. Važiuoji kelių dieną – žibintas arba liemenė. Važiuoji naktį – žibintas ir liemenė. Na ir savame suprantama šalmas. Žodžiu, pilnas statybininko komplektas. O jei nuomojasi paspirtuką? Surprise, surprise, nuo šiol nuomotojas privalo tau duoti šalmą. Taip. Saugumas nuo šiol ne tik tavo, bet ir bolto reikalas. Kodėl to reikia? Nes traumų daugėja. Ir čia ne bairis. Bairis, kad psichologinių traumų daugės važinėjančių taip apsirengus. Bet jei nori išsaugoti galvą, jau dabar įsigyk sertifikuotą šalmą, šviesą atspindinčią liemenę ir pasitikrink paspirtuko šviesas. O jei nori sužinoti daugiau kelių eismo taisyklių, užsuk į ketklase.lt, kur esu sukūrus įvairių video ir ne video kursų, kurie padės tau tapti puikiu vairuotoju. Beje, šios taisyklės galioja ne tik elektrinių paspirtukų, bet ir visų elektrinių mikrojudumo transporto priemonių vairuotojams. Tai yra elektrinių riedlenčių, riedžių, vienračių ir visų kitų 21 amžiaus išradimų vairuotojams. Ir jei tau patiko šitas video, pasek mano kanalą, kur rasi tokių video daugiau.